Sveiki visi mus girdintys ir klausantis, susitinkame su jumis vėl po mėnesio verslo aktualijų laidoje. Šį kartą pakalbėsim apie partnerystę. Turėti partnerį versle ar dirbti vienam. Kalbuosi su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu. Sveiki. Sveiki. Ir jį kalbinsiu aš, komunikacijos ekspertė Diana Neimantienė. Tas klausimas dirbti vienam ar turėti partnerių yra tokio žmogaus vidinės kultūros klausimas, todėl kad vienam visada galbūt lengviau, bet nebūtinai paprasčiau ir tobuliau. Čia gal palygintumėm partnerystę su apskritai egzistuojančiais santykiais. Vienam visada bus geriau, patogiau, o jau kuriant santykius bus problemos, sudėtingumai ir taip toliau. Tai jūsų versluose yra partnerystės, strateginėse kompetencijose jūs esate partnerių kompanija, kuri 5 žmonės kuria verslą kartu ir jų kompetencijos yra naudojamos. Taigi patirties turit. Tai dabar galbūt šiek tiek iš tos istorijos, kokia ta partnerystės patirtis? Tai partnerystė kiekviena ar to asmeniškai kuri verslą, ar su kažkuo, tai yra labai skirtinga. Ji turi tiek teigiamus aspektus, tiek neigiamus aspektus. Tai kas yra teigiama, ne? Kad labai yra svarbu papildomumas partnerių. Kaip pavyzdys mūsų atveju, strateginių kompetencijų atveju, tai buvo labai konkretu. Mes tiesiog supratom, kad mes turime būti kompetitingi skirtingose funkcijose valdymo. Pavyzdžiui, ten finansai, vienas sritis, marketingas, kitas sritis, personalas, trečia ir taip toliau. Tai šitame skirtingume yra didžiulė stiprybė, nes partneriai, jeigu turi kažkokį didžiulį projektą, mūsų atveju yra ne vienas projektas buvęs, tai kas buvo labai svarbu, kad kiekvienas kuruodavo labai konkrečią funkcinę sritį valdyme ir joje įsitraukdavo labai giliai. O atskirai dar susirinkdavome pasikalbėti apie kontekstą ir tada sudėjus skirtingus gylius organizacijoje su savo profesionalumu, tu gauni didžiulę naudą, nes papildomai tu turi visai skirtingas įžvalgas. Jeigu vien tik žiūri iš kažkokio vien personalo, ne, ten daugiau efektyviau ar kažkaip, tai bet kai tu dadedi, kad, pavyzdžiui, rinkoje tu turi kaip atrodyti, atrodo, kas čia susiję, ne? Bet kai mes kalbame apie kokią nors parduotuvę, šiuo atveju Topo centrą galime paimti, ne, tai tas kaip atrodo parduotuvė yra ir marketingo dalis, ir žmonės, jie turi tą darbą padaryti, kad atrodytų kaip priklauso. Ir tuo pačiu, kas iš to, jeigu tik vaizdas, o žmonės, pavyzdžiui, nemoka gerai konsultuoti. Tai visą tą apimanti tokį žvilgsnį, sakykime, reikalingi skirtingos kompetencijos, skirtingi vertinimai, netgi tam tikrai įžvalgos. Partnerišką santykį užauginti reikia laiko ir reikia pastangų, kaip sekasi. Čia yra kelionė. Kelionė nuo to, kaip turbūt kiekvienas pradeda, nors mes strateginėse kompetencijose viens kitą pažinojom iš anksčiau, galbūt mums buvo lengviau dėl to, kad mes truputį asmeniškai buvom pažįstami, bet ne su visais, pavyzdžiui, aš buvau pažįstamas ir tik tais jau bedirbant mes pradėjome keliauti tuose santykiuose. Tai kas yra labai svarbu, kad viena iš tų verčių, kurią mes buvom sutarę, kad, pavyzdžiui, kai yra kažkoks projektas ar problema įmoniai, kad ją aptarti atvirai, nepriklausomai, kad, pavyzdžiui, ten 3 partneriai turi vieną nuomonę ir staiga aš ten turiu, pavyzdžiui, kitą nuomonę. Tai buvom sutarę, kad galima išsakyti visas nuomonės iki galo, netgi jeigu tai yra ir emocinis dalykas arba kažkoksai aštrus dalykas, kuriam nepritarė, ne? Tai čia tam, kad tai įvyktų, reikia tokio pagrindo, sakyčiau, atvirumo, kuris nėra taip greitai gaunamas. Ne? Ir aišku, kai tu žinai, pavyzdžiui, po kokių 5 metų ar 6 metų, kai tu kartu dirbi, tai tu net jau žinai ne tik kompetencijas, bet tu žinai ir silpnybės, tu žinai ir kaip tam tikrų filosofinių dalykų mes prisilaikom, pasirodo versle, ne? Vieni labiau ten, kad žmonės tai robotukai labiau žiūri filosofiškai, kiti žiūri, kad labiau tai yra darbų darytojai, treti, kad tai yra kūrėjai. Ir tos filosofijos irgi atkeliauja kartu su mūsų galvomi tos verslus. Tai partnerių, tas toksai, jeigu visi po vieną filosofiją palystų,
tai būtų labai toks, kaip sakyti, vienprasmiškas vertinimas, o dažnai versluose reikia kompleksiškumo. Ypač kuo verslai didesni, to kompleksijos yra daugiau. Pabandykim keliauti ne tik į Lietuvą, bet jūs turit partnerių, pavyzdžiui, vienas iš partnerių yra Danas, kitų kultūrų žmonės. Kaip jie ugdo šitą santykį partnerišką ir kokius tokius skirtumus matot, ar ne, kaip lietuviai partnerišką santykį kuria ir, pavyzdžiui, kaip Danai. Tai jeigu žiūrėti iš mano grinai patirties, tai aš žaviuosi Danų kultūrą, nors tai yra irgi truputį gal mes lietuviai taip iš pradžių kažkaip tai liktai tokie šaltesni, po to įsileidžiam, bet ilgainiui tokie nusistovi kažkokie. O Danai priešingai, jie ilgai labai laukia, labai ilgai stebi, klausinėjasi, jie nepasakoja iš pradžių apie šeimą, apie dar kitus dalykus. Daugiau tokie dalykiški santykiai. Ir tik vėliau, kaip jau yra keletas, netgi dešimtmetis yra, ir daugiau, net ne vienas dešimtmetis jau praėjęs, kai tada yra, tarsi ateina laikas, kai jau yra viskas ant stalo padėta, ne? Ir mano gyvenimas, ir mano verslas, ir aš pats, ir su pliusais, ir su minusais, ir taip toliau. Tai tų kultūrų greičių pažinimo iš tikrųjų yra labai skirtingi greitai, kaip įsileisti ir ką. Gal aš sakyčiau, kad, jeigu lyginčiau Danus ir lietuvių šiuo atveju, tai aš vis taip duodu pavyzdį, reiškia, kaip lietuvis mato Latviją, reiškia, tai Latvijai mato taip, kaip mes matom italus, reiškia, mes tokie aktyvus ir taip toliau. Tai Danai tam tikra prasme nėra italai ir nėra Latvijai, bet jie yra tokie išlaikyti, jie labai ilgai, pavyzdžiui, tylia, ne, arba daug klausinėja ir daug patys nepasakoja. Mes priešingai, jeigu mūsų kažkas paklausia, tai arba net ir neklausus, kartais mes daug pasakojam, darom aktyviai. Lygiai taip pat versluose imam, darom, tai ko čia laukiam, tai Danas greičiau sakys, palauk, mes turim susiderinti, mes vienodai suprantam, padaryti planas, ar suprantam, kur tai veda, kokios išvados, o kai tai darysim, tai ką spręsim. Lietuvoje dažnai tai yra antraplanį jau, pirmą tai planas darom, o po to jau žiūrėsim. Tai va tas ypatingai turbūt ir skandinavų, jie tasai, kaip sakyčiau, netgi priešingai, mes 80% darytų ir 20% planuotai, o skandinavai dažnai ten 60-70% planuoja ir daro, ne? Bet tada, kai jie labai smulkiai suplanuoja, dažnai ir daro labai efektyviai ir geriau. Tai aš kartais irgi netgi savo primenu, kad, Žanai, o koks planas, kaip tu darysi, ar tu apsvarstei visas galimybės, alternatyvas, pliusus, minusus, kokią naudą, o jeigu bus neigiamas, tai ką tu imsis, ką darysi. Tai to planavimo tikrai Lietuvoje dar reikia daug. Ir nemaža dalis, ir ne to kultūrinio pažinimo kitos tautos žmonių, jeigu komandoje arba partnerystėje bus santykiai ir ne su kitos kultūros žmonėmis. Dažnai prireikia daugiau pastangų, net jeigu norime verslus turėti arba diskutuoti apie verslus su užsieniečiais, tai dažnai tu turi būti labai atviram santykyje. Ir čia yra toks diplomatinis irgi sunkumas, kad tu turi, reiškia, būti, pavyzdžiui, nevyruojantis. Ne? Tu kažkokį balansas turi nusistovėti visuose dalykuose. Ne tik čia verslas, dabar čia mes išgėrėm, ar ten kavos, ar ten konjakėlio, ar kažko, tai ne, tai turi būti kažkoks balansas ir užsieniečiai dažnai, čia irgi būna tų istorijų labai skirtingų, vieni užsieniečiai atvažiuoja ir labai aktyvus čia viską kūrė, daro ir tarsi, kaip sakyti, kalbos nemokėdami padaro verslus Lietuvoje, ne, bet lygiai taip pat lietuviai padaro verslus ir ten. Bet jeigu tu nagrinėjai, kodėl taip įvyksta, tai dažnai yra dėl to, kad tikrai yra daug dirbama, daug klausoma ir daug gilinamas į kultūrą, nes verslas vis tiek, jis neatsiejamas nuo kultūros. Ne? Jeigu mes darom verslą Lietuvoje, tai vis tiek pirkėjas yra lietuvis. Bet kitų kultūrų, pavyzdžiui, kokio nors laiko valdyme, ne? Tai Danai, mano požiūriu, su savo tą hygę filosofiją darbe ar ten namuose, jie kažkaip turi tą visai kitą spalvą, kur tikrai Lietuvoje galim tų dalykų pasimti. Jeigu kalbame apie tą kultūrinę aplinką ar ne, tiesiog tam tikrą tautinę savimonę mūsų užsieniečių partnerių, ar ne, yra pastebėta, kad yra stebimos ir tokios asmenybinės vertybės, ar ne, ką ne tik tai, bet jūs jau plėtėt tą pasakojimą, ne ką tik tai mes dalykiškai šnekam, bet ir kava, ir laisvalaikio pabuvimas, ir reiškia tas partnerio
Studijavimas vyksta visam kontekste, faktiškai galėtumėm sakyti gyvenimo kontekste. Kokios vertybės? Jos yra panašios, jos yra skirtingos, skirtingų šalių partnerių, apskritai besirenkant partnerį. Kiek vertybė čia turi būti svarbi? Aš manau, kad diplomatija yra pirmas žingsnis, kurią pradžioj visi turim turėti ir tą klausimas ir girdėjimo tokiam santykiui. Kita dalis yra turbūt tas pažinimo, ne, kad aš sakyčiau, kad baziniai dalykai ten būti sąžiningu, būti atviru, reiškia, kalbėti apie esmę, nenuslėpti, nedasakyti, nepadoru nedasakyti, ne, tai tie tokie visiškai baziniai dalykai yra tokie patys, bet būdas, kaip apie tai mes ateiname, apie tai šnekėti arba dalinamės tais dalykais. Pavyzdžiui, aš dažnai pastebiu, kad Lietuvoje mes greiti kritikuoti kažką tai, tą ir tą blogai, darysim kitaip ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, kokioje Danų kultūroje kažkaip niekas nekritikuoja, labai daug klauso iki galo, nenutraukia tavęs, pavyzdžiui, ne? Tada pasidžiaugia tavim ir tada staiga pasako keletą pastabėlių, kur arba netgi pasitikslina dažnai klausimų ar kažko tai, ką tu turėjai omenyje, čia taip tikrai buvo, ir tada tik tai gali sakyti, žiūrėk, bet gal galėjo būti kitaip. Tai būdas, pati raiška yra kitokia, bet ir tasai, kaip čia sakyti, santykio saugojimas gal toks tam tikras kultūrinis. Čia turbūt yra kiekviena tauta turi savo tą savastę, ne, kur ten prancūzai kokie nors labai nori pasirodyti, pasisakyti, ne, arba ten kokie žydai būtinai turi pasveikinti kalbą, parodyti atsiminimą kažkokį. Tai tie kultūriniai jie dedasi ant stalo. Ir vėlgi, jau nekalbu ten apie japonų, ar ten brazilų, ar ten amerikiečio, ne, kur šis laikas suspaudžia amerikiečiai, mes čia sipstamės, taigi šnekame apie esmę, praleidžiam visus kitus klausimus. Tai su Danu tai pradėjus, tai Danas tiesiog padės taškais, tą dieną tave išklausys, bet turbūt verslo nebebūtų. Grįžkime į Lietuvą. Mes dabar kalbėjome apie santykių kūrimą, kad tai yra abipusiai santykiai ir kuriant tos santykius ir laiko reikia, ypač, bet sakot, kad ne dešimtmečiais kartais reikia sukurti šitą partnerišką santykį. O toks verslo modelis, kai mes esame partneriai, kokia nauda ir kokie galėtų būti trūkumai? Kai esam partneriai, tai nauda gal pirmiausia, sakyčiau, tai yra mūsų skirtingumai, skirtinga patirtis ir skirtingos išmoktos pamokos, kurio mes galim dalintis su savo įžvalgom. Tuo pačiu mes galime kurti kažkokius dalykus, nes kai tu vienas kuri yra viena dalis, kita yra dviese mes galim greičiau arba įvairiapusiškiau kažką sukurti arba skirtingiau. O partnerystės neigiami dalykai yra tokie, kad tai reikia laiko skirti, kad užaugtų pasitikėjimas, suprastume, pažintume viens kitą, būtume atsparus tam tikrom mūsų reakcijom arba žmogiškumams, individualybei, mūsų įpročiams tam tikriems irgi reikia. Kita dalis yra neigiama, kad dažnai neįvardina, bet aš tai drąsiai dažnai sakau, tai jeigu yra projektas ir mes esam visi, tai mes dalinsimės. Ir vieniems tai gali būti labai teigiama, kitiems neigiama. O tai reiškia, kad kai tu pasakai, dalinsimės, pavyzdžiui, pinigus, ne, tai reikia įvardinti, kad o tai ką darysim, kai, pavyzdžiui, mes trysia prie to projekto dirbam, o vienas daugiau dirba, kitas mažiau. Ne? Ir va čia ta, aš sakyčiau, tokia neigiama, gali būti labai neigiama ir labai teigiama, kaip mes susitarėm. Ir čia labai aiškiai pasirodo mūsų vertybės ir mūsų sutarimai. Tai tam, kad tų neigiamų dalykų kuo mažiau būtų, reikia, kaip čia sakyti, daug sutarti dalykų ir apšnekėti labai atvirai ir apie pinigus, ir apie laiką, ir apie svarbą. Ir per gyvenimą mes matėm labai skirtingų tų visokių dalykų. Kai vienas įsitraukia partneris, kitas ne, vienas įsitraukia ir neima atlyginimo, kitas ima atlyginimą, trečias ten buvo nesėkmė, pavyzdžiui. Ne? Tai dirbo visi, bet vienas daugiau ir buvo nesėkmė, nėra ko dalintis, tai gali jaustis tas partneris nuskriaustas. Tai šituo atžvilgiu yra ir ką mes dedam, ne? Tai darbą, laiką, kompetenciją, bet tuo pačiu ir gaunam. Tai ir tas dalykas gali būti labai skirtingas. Ir tada partnerystė laiko egzaminą. Ne?
Man labiausiai atsimenu tokį pavyzdį apie japonų, reiškia, partnerystę, kai yra verslas ir tiekėjas. Ne? Pas mus Lietuvoje bent jau neteko girdėti, kad tiekėjai pasiūlytų savo akcijų savo tiekėjams mainais už apsimainyti akcijom. Nedidelė dalim, ten 1, 2 ar ten 5%, tam, kad užtikrinti ilgalaikę perspektyvą. Tai reiškia, kad aš žinosiu tavo rezultatą, o tu žinosi mano rezultatą, pavyzdžiui, ne kiek aš uždirbau. Ir čia ta tema tokia, aš sakyčiau, kaip įmonės tai labai konkreti. Japonijai netgi neįmanoma kartais atsekti, kas kam priklauso, dėl to, kad visi yra persimainę akcijom, apsidalinę, apsikeitę akcijom. Ir taip toliau, tai aš sakyčiau, kad partnerystėje, kai mes dirbam arba versluose, arba ir aš, tai tas apsimainimas, tarsi akcijom, aš mainau laiką į darbą, mainau požiūrį ir taip toliau. Tai tie dalykai, tokie daugiasluoksniai. Daug mes kalbėjome apie tai, kai jau esame partneriai, bet pasirinkimo momente, kai mes galvojame, ar vienam tą daryti, ar rinktis partnerį, dažnai kausto tokios baimės. Mes žinom labai daug partnerysčių ir išdavysčių. Kaip tas baimės nugalėti ir kas galėtų būti toks svertas, kuris papildytų ir sakytų, kad galbūt tai tikrai didesnis privalumas negu vienam darbuotis. Aš dažnai užduodu klausimus ir verslininkams, ir savininkams, nes kai ateina riba, kai tu nori atiduoti ar parduoti verslą ir tu esi tik vienas, tai daug klausimų papildomų, kurių nėra tuose kompanijose, kur daugiau akcininkų yra arba jų keletas ten. Tada tas klausimas truputį netaip aštriai skamba, nes kai tu esi vienas, kol esi... Kokie yra privalumai, pradėkim gal nuo to, ne? Pradžiai tai yra pirma, kad tu pats sprendi, pats atsakai. Vieno versle. Jo, tu tiesiog nusprendi ir tuo pačiu nėra klausimo, kas atsakingas, ne? Jeigu tai buvo kažkokiu keletą akcininkų sprendimas arba kolegialus, ar balsavimas, ar kitas kažkoks, jis visai kitaip yra suprantamas, ne? Tai daugumos nuspręsta. Tai tada irgi tas asmeninė atsakomybė daugiau priklauso nuo mano vidinių įsitikinimų, kaip aš į tai reaguoju. Jeigu esam, pavyzdžiui, dviese, ne, yra 50-50, ne, yra tekę susidurti, kur taip yra verslai, kur maži buvo gerai, abudu akcininkai įsitraukia, dirba, duoda laiko ir papildo viens kitą, bet ateina laikas, kai, pavyzdžiui, vienas susirga ir staiga pasikeičia kažkas. Tai, ne, ir tarsi, kaip čia sakai, kompanija didelė jau, bet gali atsirasti jausmas, kuris griaužia, kad aš čia dabar dirbu, kitas jau nebedirba. Tai kaip čia dabar tą vertinti? Tai tu, kaip sakyti, vieno atveju yra paprasčiau, ne? Tai, kaip sakyti, tu nusprendai, tu prisėmė atsakomybę. Kai tu esi keletą, tu sėdi tokiame, kaip sakyti, arba kaip tu suvoki tos sprendimus, arba tu prieštarauji, arba ne, bet tavo neatsižvelgia, ne? Tai čia labai tokio kultūrinio laiko reikia ir dažnai tenka pakonsultuoti, kad labai aštriai, jeigu vienas akcininkas, pavyzdžiui, kažkaip priešingai mano negu kiti, ne? Tai ar yra būdas išeiti to ir nuolat, ne? Ten visi džiaugiasi, o vienas akcininkas yra nepatenkintas ir jis ilgai laukia. Tai gali net sveikatą susigadinti, ne? Nes tu nuolat kovoji ir tave ignoruoja. Tai šito atveju irgi tie sprendimai nėra paprasti tada, ne? Kad tada reikia su tais kitais kažkaip rasti, vėl per naują santykį konstruoti, kodėl neatsižvelgiate į mane. Ir mes išeinam iš to tokio verslo sprendimo į tokį labai žmogišką, ne? Kad ar atsižvelkit, ar tada, nežinau, būna, ne, išpirkit akcijas, jeigu jūs neperkat mano akcijų, tada aš pirkti turiu teisę ir panašu. Tai dažnai versle mes sakom, džentelmenų susitarimai yra tokie, ne, kad kaip nustatyti akcijų kainą. Tai labai geras, jeigu aš sakau, už tokią kainą, reiškia, aš parduodu, jūs nesutinkat, bet tada aš įgaunu teisę jūsų akcijas už tą kainą nupirkti ir tada susireguliuoja tam tikri dalykai. Tai čia yra tų irgi toks laukas, kur nėra paprastas, ne? Ir dabar, ką pralošia vienas klausimas, ne? Tai siaurumo ir, kaip sakyti, yra ir tų sėkmingų atvejų, kai vienas įkuria ir viską išvysto ir keli. Tai aš sakyčiau, gal yra skirtumas energijos, nes tu vienas visų kėdžių neužsėsi. Tai privalumas, jeigu yra daugiau arba kartu daroma, kad jeigu reikia daugiau konkretaus darbo, galima daugiau nuveikti fiziškai. Lygiai taip pat ir psichologiškai arba kompetencijų skirtumą reikia labai įžvalgų tam tikrų gilų. Čia daugiau yra klausimas apie verslo modelį taip pat.
Jeigu jis yra labai paprastas, nu, tu vienas suvokiai, bet jeigu verslas paaugas, tai jis yra kompleksiškas, tai tu vienas vėlgi. Ne? Yra iš patirties tokių dalykų, kada ateini kalbis su verslininku, jis užaugino verslą vienas, bet jis sako, aš taip pavargau. Beje, vakar mes apie tai šnekėjom su vienu verslininku, sako, aš taip pavargau, aš sakau, tu antrą žmogų turi. Jis sako, aš tokio klausimo tau neužsidedu. Sakau, tai o kas bus, kai visai pavargsi? Tai tokia buvo pauzė, ne? Nu, tai aš sakau, tai, o ką tu darysi? Tu nori, kad verslą, tai gal tada verslą reikia parduoti, jis klausia. Sakau, aš nežinau, aš nesėdžiu tavo kėdė, nepažįstu iki galo tavo verslą, bet tu turi dilemą, kai yra kelią, tu gali truputį turėti tos laisvės kažkiek. Tai tas klausimas, nuo kurio truputį pabėgo, tai išdavysčių baimė ir kažkokio nepasisekimo baimė ir kažkokios žinios, kurios ateina ar ne, kad kažkaip nepasidalina ko nors tie partneriai, kiek jos turi kaustyti. Suprantu, kad einam prie tokios temos, kaip įteisinti arba kaip bent jau žodinė prasme, sandorio prasme įteisinti tą partnerystę, kad jinai būtų kažko neprižiūrėjusi ir kad mes kažkaip apžiūrėtumėm ir tos žmogiškus dalykus ir verslo dalykus. Baimė yra daug visada. Verslas iš vis yra ta vieta, kur vieną dieną gali būti, kitą dieną nebėra. Aišku, yra verslų, kurie kompleksiški ir jie neužmušami, bet irgi tai yra dėl to, kad kompanija kažkokia sukurta, priadaptuota ir klientai, renkasi ją. Ne? Tai dėl išdavysčių reikėtų sakyti irgi, istorijų jau yra daug ir yra žmonės ir miršta ir išduoda ir pasikeičia gyvenimo filosofija, yra ir ta dalis, kur tiesiog vieną dieną žmogus nusprendė, kad nepakeliui su partneriu. Ir tas kitas, kad ir kiek norės tos partnerystės turėti ir kaip bebūtų apsirašę, tai jau partnerystė yra sulaužyta. Tai aš sakyčiau, kad čia tas klausimas baimės, tai mes neturim kito būdo, kaip savo tas baimės mažinti, tai pirmiausia kalbėtis ir suprasti kitą žmogų. Dažnai girdžiu tokį, sako, tai pasisamdysim teisininkus, jie čia viską, reiškia, prašys. Ir aš sakau, taip, tai padeda, bet teisininkai rašo tai, ką jūs sutarėt. Tai galbūt, kaip aš dabar netgi juokiuosi, yra dabar tokia nauja kultūra, kad, reiškia, tiekėjai su klientais netgi Teamsuose dalyvaudami susirinkime dėrybas ar kažką tai įrašo video, tam, kad nieko nepamest, arba dar geriau priminti apie tai, ką mes susitarėm. Kad gali būti už tokio manipuliacinio lauko, reiškia, liktai mes sutarėm, sutartis atėjo ir tu matai, kad ne tą sutartį atsiuntė teisininkai, ne? Tai video medžiaga tarnauja pataisyti, reiškia, bet mes esam žmonės. Tikrai komunikuojam savitai kiekvienas ir tai, kad mes kažką sakom, tai nebūtinai kitas taip supranta. Tai va ta partnerystės, tas laukas gali būti ir dėl tų tokių paprastų komunikacinių dalykų, gali būti, kad tai yra tiesiog, aš turiu klausimą tada, ne? Ar partnerystė galima manipuliacija? Galima, ne? Bet į ką veda, ne? Kiek aš galiu leisti. Bet tada ar mes partneriai tada iš esmės, ar mes šią žaidimą žaidžiam, ne? Kad, aiškiai, dabar partneriai kaip patogu, jau kažkaip bus kitaip, tada busim nebe partneriai, ar kaip. Tai tada vėlgi grįžtam prie to pačio, tai kas tada ta partnerystė. Gerai, kad nebaigtumėm iš tikrųjų tik trūkumais, tai apie tai, kad kaip partneris yra atrama, kaip toks plėtros ir matymo platesnis laukas partnerystėje, apie tuos dalykus, kurie iš tikrųjų labai džiugina partnerystėje. Turbūt tai, kad žmogus ir išklauso, ne, ir patarė, arba netgi pasiūlo savo rankas, kad aš galiu tą ir tą padaryti, arba galiu tavo bėdą paimti ir tave pavaduoti. Tai tų dalykų tikrai yra daug, galbūt ne visada mes juos įsisąminam ir išnaudojam. Aš netgi kartais ir pats savo labai tokioje lietuvių kultūrai sakau, aš galiu tau dar tą ir tą. Ir panis sako, taip, bet čia kaip ir nepriklauso tau, taip, bet aš, būdamas kartim su tavim ar versle, ar kažkam, savininkui kažkam padėti, tai mes galim papildomai, ekstra tą mailą padaryti dėl to, kad man atrodo, kad mes partneriškai, į verslą sąžiningai netgi, galbūt su perspektyva, dovanojam tam tikrus dalykus. Ir aš manau, kad irgi yra tos
ne veltui verslė dovanos yra iš to irgi gėrio, ne iš blogio. Tai šitų vietų tikrai ir partneriai sunkiuose laikotarpiuose, ką turi tikrai privalumą, kad jie gali susėsti ir pasidalinti ir kartu aptarti tik mano bėdą arba to verslo bėdą. Bet aš tada ir sprendime galiu būti drąsesnis, kai su kažkuo apsitariu ar pasitariu ar kažkaip tai. Baigdama noriu kažkaip pacituoti tą vieną sakinį, kuris labai strigo, kai aš domėjausi tą temą ir norėjau jūs pakalbinti. Sako, prisiminkime, kad partnerystėje viršininkas esame ne mes vienas kitam, o mūsų viršininkas yra mūsų verslas. Tai tikrai tas strateginis žvilgsnis, ar ne, apie ką čia ir kad privalumas tikrai paremti vienas kitą ir kompetencijom pasinaudoti. Šį kartą dėkoju labai už mūsų pokalbį. Kalbėjome su alternatyvaus verslo valdymo strategu Žanu Neimantu, kalbinau jį komunikacijos ekspertę Dianą Neimantienę ir manau, kad šitas platesnis kiek pokalbis apie partnerystę galėtų padėti ir jums naujai žvelgti, ar tikrai verta būti vienam, o gal reikia paieškoti partnerio mūsų verslui. Dėkoju žiūrėjusiems, klausiusiems, susiraskite mus internete, pradėjome YouTube kanalą, transliuojame Facebook'e tikrai yra nemokama, gal kas nežinojote, paspauskite, pažiūrėkite mūsų laidas ir susitikime po mėnesio. Dėkoju žiūrėjusiems, sudie.